visi. Trenerė Indrė ir trenerės Indrės vyras Mantas. Kur varom? Į Serbiją. Ką ten veiksim? Tu šokinėsi ar žiūrėsi? Europos čempionatas. Tai filmuojam vlogą, keliaujam su automobiliu, 4. Bagažinė atrodo štai. Dar ne visi pasikrovėm. Dametam papildomo maisto. Mama pamajuok. Trenerė Asta, mamulencijus, ryžiai. Viskas, važiuojam pasimti dar vieno kolegos. Susitiksime greit. Na štai, pasikrovėm pilnai, bagažinė pilnutėlė. Kostai, pamajuokit. Kostas, mama, įsikurdinom. Čia sėdėsime su Mantu. Ir trenerė su Kostu. Parodykit, kaip iš čia telpat. Telpat. Liuks, telpa. Telina mašina, viskas telpam. Prieš kelionę būtina nusiplauti automobilį, baisai kaip iš miško atvažiavęs. Brudnas visas. Mes prie pabaigos. Mašiniukas stovi švarus. Nu va, bet taip vyrai plauna mašiną. Moteris taip niekada nedaro. Nuplovim? Ready, steady, go? Ready, steady, go? Ready, steady, go! Pirmus maistus. Keliaut liko 1300 km iki sustojimo. Kaip jautiesi? Normaliai. Tikrai taip. Štai kelionės tikslas, važiuojam gražiai, tvarkingai. Varom. Jau prie pasienio, labai greitai atvykome. Pirmas pasienis su Lenkija. Psiško pažonko. Va, jau vyras lenkiškai pradėjo kalbėti, užteko tik tai įvažiuoti, pravažiuoti ir viskas, ir visi lenkiškai kalbėsim. Pšiško požonko, sakė, kad ir ką tai bereikštų. O trenerė, tarp kitko, lenkiškai. Mama, pakalbėsi lenkiškai, ką nors pasakysi? Reiks, tai pasakysiu. O dabar gali ką nors pasakyti lenkiškai mum? Dzień dobry, przepraszam bardzo. Węgrzy. Dar kartelį. Jedziemy do Węgrzy. Najpierw. Tai galit parašyti, ką čia reiškia, nes mes tai nesupratom. Nu va, privažiavom tikrai, pasirodo, pasienį ir biškį stojam. Žiūrėsim, kas čia vyksta. Vyras sakė, čia traukinio vagonas. Nematai. Ai, nu taip, gali būti greitojo traukinio vagonas. Privažiuoja. Mes tiesiog pravažiavom, fūrą sustabdė. O mes varom toliau į Pšiško požonkę. Varšava. Į Varšavą. Vyras sakė į Varšavą, tai važiuojam į Varšavą. Nu va, pirma stotelė. Kolonėliai sustojom. Fresh Corner. Va, mūsų Fresh Corner. Sustojom. Prasivaikštom, pailsėsim. Pasiemam valgyt ir važiuojam toliau. Šiuo metu esam Lenkijoje ir įvažiavom prieš 20-30 minučių, dar daug kelio liko. Šiaip viskas super, jaučiamės visi gerai, pamojuosit? Mama ne? Mama užsiems. Pusiau pavalgym ir tik tada prisiminiau, kad reikia pafilmuoti. Mantas valgom. Ką valgai? Kažką. Buterbrodus, kur žmona padarė. Va, aš irgi valgau gurkėlius. Buterbrodam. Pas man tai irgi buterbrodai. Mama kaip visada ant bado dietos bagažiniai knisasi, Kostas ieško valgyti. Vienu žodžiu, gyvenu, viskas gerai.
Nu va, stotelė numeris 2. Sustojom Lenkijoje, Varšuvoje prie Zachodnis, taip trenerė sakė. Sustojom prekybcentryje, apsipirksim greitai, pailsėsim čiut, susišukuos trenerė galbūt, piniginė bars. Gerai, kad vyrą turiu. Mama pakėlė. Ačiū, mama. Ir važiuosim toliau. Nu, Lietuvoje mes tokio dydžio parduotuvių tikrai neturim. Einam ieškoti, ką pirkti ir po to parodysime. Nu va, apsipirkom beveik sportiškai, turim kolas, šortus mantai. Ką tu nešiesi? Tau saldumynų. Ten tik ledai, Jo. surelis. Kas jo? Ledai, surelis ir Varom toliau. Apsipirkom parduotuvį, lėkim. Vakarėje sustojom vidury Lenkijos pailsėti, pavalgyti, sustojom va tokoj vietoj. Labai smagiai, čia tokios mini pavėsinukės. Saulytė šviečia, dangus giedras. Valgys. Man tai kaip jautiesi? Neskauda. Neskauda. Kokia sekanti šalis, kur važiuojam? Čekija. Mama, kaip jautiesi? Gerai. O Kostas? Nusnaudėm visi labai gerai. Blynai, grietinė, viskas kaip priklauso. Kelionė lietuviškai pasiruošę esam. Sėdi, valgiam, privalgiam, pailsėjom, prasimankštinom. Mantas, kuris nebuvo tualete, sakė, prasikakojom, būtinai įdėsiu šitą frazę. Ir viskas, varom toliau. Liko dar daug kelionės iki pilno poilsio. Vienu žodžiu, sustojom kamštyje ir žaisim kortom. Uno iš maišelio. Kortom. Pavarys kiekvieną. Vairuotojas nežais, nepergyvenkit, viskas gerai. O, kaip tai buvo. Seniai žaistas. Pradėjom važiuoti, nebefilmuojam. Vienu žodžiu, smagumėlius žaidžiam kortom. O tu tai ką? Kad siena, tai siena su šviesaforu turbūt, va taip atrodo.
Greitis ribojamas, šviesoforas. Motocycles. Ir lauksim dabar žinučių. Ženklų jokių nematyt, va čia tik tai kažkoks buvo. Va, taip, valio, iš Slovinsko. Super. Slovakijos. O mes vis dar žaidžiam. Kažkur. Iškalėjus? Galiorka miega, mes su vairuotoju, su vyru dar puikiai laikomės, viskas super. Kiek liko važiuoti? 2 valandos. 2 valandos lekim. Va, privažinėjom Vengriją, iki Budapešto liko dar valanda laiko, nuostabus tiltas ir tragiškai traukia miego. Vairuotojas dar laikosi, dar viskas gerai. Mažiau turi Serbiją. Bet jau langas nešvarumo, tai wow. Buvo va ir Vengrija. Vengrija. Na va, įvažiavot kartu su mumis į Vengriją. Mes ir Budapešte, visur viskas šviečia, gerokai pavargę. Nu va, gerokai pavargę. 1 nakties, po 12:15 rodo laikrodis, bet šiaip 1 valanda nakties atvažiavome į savo gyvenamąją vietą, labai greitai patamsė parodo viską ir viską likusi parodysiu jau rytojaus video, bet žiūrėkit. Štai, čia turim vidinį kiemelį, gyvenam 4 aukšte. Manau, iš ryto bus dar geresni vaizdai. Nuostabusis vyras vairuotojas, viskas viename mantas. Gerokai visi pavargę. Kostas, kaip jaučiamės? Jau kosmose. Mama, taip, įėję turim laikrodį paveikslą, mini virtuvėlę, šaldytuvas, viskas kaip pridera. Pirmas kambarys, tada užlipus stačiais laiptais. Į viršų yra dar vienas jaukus mini kambariukas ir leidžiame žemyn. Čia turim tualetą su dušu ir vonia. Taip, ir dar vienas kambariukas su televizoriumi, ir dar vienu antru aukštu. Lova, viskas kaip pridera. Viskas, einam miegoti iki rytojaus ryto.